Janakimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamahyam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhisha Kripa Sindhudevacha Vaditanam Pavanayo Vaishnavayo Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Visiem susirinkusiems atsidavusiams. Ar ką nors liko po praeito kursą? Ką mes ėjom? Pusę metų beveik. Labai malonu matyti senus veidus ir naujus veidus, kurie nelankė tada pas mus. Visus malonu labai matyti. Šiandien bus tokį daugiau įvadinį paskaita, kad trupučiu priminti, dėl ko mes čia susirinkom ir ką mes toliau darysim. Ir paskui, jeigu po šitos paskaitos pas jūs dar liks noras pasilikti, tada mes jau rimčiau kalbėsim apie sekantį kursą, ką mes darysim toliau. Ir aš pagalvoju, kad labai svarbu būtų vėl pakalbėti apie svarbą, išsilavinimą svarbą, vidinį išsilavinimą svarbą, kas tai yra, ir kokius tikslus vidinis išsilavinimas stato, aiškiai. Ir vėl mes trupučiu prisiminsim, ką mes praėjom per tą praktinį kursą, Bhakta program, ir koks planas pas mus bus ateinančias 20 susitikimų. 30 ar 40 temų, tai 15-20 susitikimų. Ir paskui galbūt šiandien aš norėjau pradėti jau, bet pagalvojau, kad vis dėlto reikia patikrinti jūsų ryžtą. Ir šiandien taip pat prasideda, vakar prasidėjo Damadara vrata, Kartika vrata, tai ypatingas mėnuo, ypatingas mėnuo, kuris atneša ypatingą dvasinį naudą. Ir aš trupučiu tada galvojau nepradėti šiandien patį kursą, tik įvadą padaryti ir pakalbėti apie Damadara vratą, kas čia ir ypatingas toks mėnuo, kuris gali iš tikrųjų padėti labai padaryti didelį dvasinį progresą, iš ko jis susidaro ir ką reikia daryti per tą mėnesį, kuris prasidėjo vakar. Jo. Ir bėdos, pats žodis bėdos yra reiškia žinojimas. Ir žinojimą esmė pakeisti žmogaus širdį. Nepadaryti, neduoti jam kažkokią tai profesiją. Visą tai gerai profesija, bet realiai, kad žmogus turi išugdyti tinkamus durų žmogaus savybes ir pakeisti savo širdį. Apvalyti širdį nuo visų blogų savybių, nuo visų, arba kaip mes sakom, anarchas. Anarchas tai neturi jokios vertės. Ir mes galim pastebėti, kad šiais laikais pilna informacijos ir pilna žinojimo, bet paprastai ta informacija, ta žinojimas labai padaro žmogų neramų, padaro jo protą neramų. Bet vidinį žinojimą arba vidinį išsilavinimą esmė išmokyti žmonės suprasti, kas tai per žinojimas ir padėti jam pritaikyti praktiniam gyvenime tą žinojimą. Tai yra vidinė išsilavinimo esmė. Ne tik gauti kažkokią tą informaciją ir turėti tą informaciją, bet kaip realiai, kaip ta informacija gali pakeisti jūsų gyvenimą į gerą pusę. Aiškiai, taip, vienas iš aspektus. Ir
Taip pat, todėl kad vedinė kultūra arba vedinis išsilavinimas, jis skirtas ne tik, reiškia, tai yra ne tik materialus išsilavinimas, ten yra materialus išsilavinimas, bet svarbiausia yra, žmogus turi suprasti savo dvasinį prigimtį, gyvenimo prigimtį. Ir vedinis išsilavinimas reiškia padėti žmogui suprasti, kas jis yra, kas yra Dievas ir kokie santykiai tarp Dievo ir manęs. Ir kitaip sakant, vedinis išsilavinimas turi būti kaip pamatai dvasiniam gyvenimui. Ir kada mes kalbam dvasinį gyvenimą, paprastai vakaruose žmonės labai atskiria dvasinį gyvenimą nuo materialaus gyvenimo. Savo gyvenimas ir einu į bažnyčią ir visą kitą laiką aš paskiriu savo. Bet vedinis gyvenimas arba dvasinis gyvenimas reiškia žmogus nuo atsikėlimo iki atsigulimo jis gyvena religinį gyvenimą, gyvena dėl viešpaties. Ir taip pat šitas išsilavinimas skirtas tam, kad giliau suprasti visą filosofiją, Krišna sąmonės filosofiją, praktikos filosofiją ir sugebėti matyti tą skirtingus aspektus, gyvenimo aspektus iš įvairių kampų. Pavyzdžiui, mes dažnai susitinkam, kad viena religija sako tik taip arba tik taip ir tik taip, bet kodėl tik taip arba tik taip? Absoliučiai tiesą jūs galite žiūrėti iš įvairių kampų. Ir vedinis išsilavinimas padeda žmonėms žiūrėti į pasaulį iš įvairių kampų, priimti ne tik vienapusišką kažkokį tai pusę, kaip absoliučiai teisinga, bet iš tikrųjų matyti šitą pasaulį iš įvairių kampų. Taip pat vedinis išsilavinimas padeda žmonėms tinkamai analizuoti gyvenimą, situaciją, su kur jis atsiduria, ir analizuoti ir suprasti ir tinkamai pritaikyti arba tinkamai suprasti, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. Nešabloniškai, todėl kad, pavyzdžiui, pagal karmos dėsnis pas mus jau įkalta taip, pagal karmą, kad jeigu atsitinka tam tikra situacija, pas mus automatinė reakcija į tą situaciją būna. Ir dažnai jinai nebūna visada teisinga ta reakcija. Bet vedinis išsilavinimas padeda žmogui teisingai sureaguoti, priimti situaciją tokią, kaip yra. Pavyzdžiui, jeigu kažkas tai mane įžeidinėja, natūraliai aš užsigaunu. Bet jeigu mes tinkamai studijuojam ir bandom analizuoti, aš priimsiu šitą situaciją kitaip. Galbūt aš kažką tai netaip padariau. Tiesiog žmogus įrankis, karmos įrankis ir pasielgi taip, bet gal pas jį šiandien kažką tai bloga namuose, dar kažką, nuotaika bloga. Kodėl aš turiu reaguoti į jo išpuolį taip ar taip? Ta prasme, vedinė kultūra išsilavinimas padeda žmonėm reaguoti, mokėti analizuoti ir matyti situaciją trupučiu kitaip negu automatiškai, kaip mes reaguojam. Paskui, todėl kad šventraščiai yra mūsų gyvenimo įstatymas iš tikrųjų. Šventraščiuose aprašyta dėsniai, kaip veikia materiali gamta. Žmogus, kuris studijuoja šventraščius, jis turi mokėti teisingai interpretuoti šventraščius. Todėl kad paprastai mes interpretuojam šventraščius taip, kaip mums patinka, kad pateisinti savo poelgį, pateisinti savo nuodėmę. Mes galim pritaikyti daug šventraščių teiginių, kad prisidengti arba pateisinti savo tam tikrą poelgį. Vedinis išsilavinimas mokina mus, kaip teisingai komentuoti ir sąžiningai pritaikyti šventraščius savo gyvenime aplamai. Taip pat vedinis išsilavinimas padeda žmogui gerbti šventraščius, kad tai yra nepaprasta knyga, kad tai yra įstatymai, kurie davė pats aukščiausias Dievo asmuo. Ir tuo pačiu metu, jeigu aš abejoju, sąžiningai tos abejonės išreikšti. Pavyzdžiui,
šventraščiuose pasakyta, Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo. Jeigu jūs turit sąžiningą abejonės, jūs turit taip ir sąžiningai išsakyti, aš netikiu, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo. Ir jūs turit savo abejonės mokėti, reiškia, išspręsti teisingų būdų. Ta prasme, šventraščiai mokina, vedinis įlavinimą mokina žmogų būti sąžiningu. Jeigu jis kažką tai nesupranta, jis turi aiškintis, jis turi uždavinėti klausimus, jis neturi spekuliuoti, jis turi aiškintis ir priimti autoritetingą atsakymą. Taip pat vedinis įsilavinimas skirta tam, kad žmogui kad žmogus išmoktų, gautų skonį studijuoti šventraščius. Ir ne tik studijuoti šventraščius, bet giliai studijuoti, ne tik, kad gauti informaciją, bet realiai, kad gauti gilį supratimą, studijuoti, gauti skonį studijuoti šventraščius. Taip yra vienas iš tikslų vedinio įsilavinimo. Paskui, kada mes studijuojam ir bandom pagilinti savo žinojimą, tai padidina mūsų tikėjimą. Kada mes ypač pritaikom savo gyvenime visą tai, tai padidina mūsų tikėjimą, kad egzistuoja viešpats, kad aš turiu santykių su juo, kad aš neturiu tik bijoti, bet aš turiu su juo, galiu turėti su juo meilės santykis. Ir taip pat vedinis įsilavinimas padeda žmogui filosofiškai žiūrėti į pasaulį, arba, kaip sanskritų sakoma, čakšų šastra, žiūrėti į viską šastrų šventraščių akimis. Paprastai mes žiūrim per savo ego akimis, savo geismo akimis, savo norus akimis, atmavan manyate džagat, bet vedų įsilavinimas padeda mums žiūrėti per filosofiškai žiūrėti į šitą pasaulį. Ne subjektyviai, bet objektyviai žiūrėti. Paskui studijavimas ir vedinis įsilavinimas skirtas save apvalymui. Kad mes tiesiog žinojimas labai stipriai apvalo gyvą būtybę. Šrila Prabhupada labai dažnai citavo vedinį aforizmą Krišna surya sama, Maja hara andakara. Viešpats Krišna yra saulė, o Maja yra neišmanimas. Ten, kur yra viešpats, visada yra saulė. Vedinis žinojimas išsklaido neišmanimą. Todėl, kad viena iš kančių priežastis ir problemų aplamai pasaulyje priežastis yra neišmanimas. Ir tikra labdara, labai svarbu be abejo žmogų pamaitinti, aprengti, bet tikra labdara duoti žmogui žinojimą, padėti jam pakilti virš neišmanimą. Ir tada jis pakils virš kančios. Todėl kančia tai yra neteisingas supratimas tam tikros situacijos. Žmogus gali galbūt fizinį kančią būti, ateiti fizinį kančią, bet jeigu jis turi tinkamą supratimą, jis nekenties kaip neišmaninis aplamai. Todėl vedinis įsilavinimas reiškia apvalyti savo širdį. Taip pat duoti praktinį kvalifikaciją atsidavimą tarnystį viešpačiui, išmokti tarnauti viešpačiui, ką mes bandėm daryti praeitą pusmetį. Taip pat mokėti kitiem papasakoti tą, ką jūs žinot, ką jūs išmokot. Tai yra vedinis įsilavinimas. Įsilavinimas neskirtas tik man pačiam. Jeigu jūs žinot, jūs turit pasidalinti to žinojimu. Jeigu jūs nesidalinat to žinojimu, kada jūs dalinatės to žinojimu, jūs gaunat dar praktinį supratimą, gilesnį supratimą, kaip labiau pritaikyti taip. Ir kada jūs dalinatės, jūs gaunat, pas jūs ateina laimės pojūtis, kada jūs dalinatės žinojimu. Ir pamiršau sanskritą, kaip skamba vedinis aforizmas Sukhina bhavatu, vienas žodis prieš tai, kad kiekvienas turi būti laimingas. Ir vedinis kultūros principas padaryti kiekvieną žmogų laimingą, bet prieš tai pačiam tapti laimingu, kada jūs mokinatės, kada jūs pritaikot visą tą žinojimą ir jūs patys tampat laimingi ir galit padėti kitiem tapti laimingu. Tai yra pamokslavimo principas, tai yra vedinis principas, kiekvienas turi būti laimingas. Ir taip pat
kada jis studijuojat, jis supranta, kad tai yra patys giliausi, patys svarbiausi filosofija, bet jūs tai suprantat ne sektantiškai, ne fanatiškai. Jūs realiai praktiškai tai suvokit. Ir jūs galit, kada jūs gaunat žinojimą, pas jūs ateina supratimas, kaip jūs galit ir kitiem padėti, netgi žmogui, kuris nenori, pavyzdžiui, eiti dvasiniu keliu, bet netgi padėti jam materialiai gyventi, pritaikyti vedinį kultūrą. Ir galų gale šitas išsilavinimas, dvasinis išsilavinimas, jis padeda žmogui būti labai ryžtingam. Jis tampa labai ryžtingas. Tylė, kurį jis pasirinko. Tai kai kurie tikslai mūsų kurso. Ir praeitą pusmetį mes ėjom praktinį bhakti jogos kursą. Mes mokinamės atlikti, mokinamės atlikti bhakti jogą praktiškai namuose ir taip kartu su atsidavusiais. Ir mes pradėjom, kiek mus pradėjo? Čia buvo skaičius 26. Paskui vinguliavo, 22 liko pačiam gale. Aha. Čia, kurie buvo atvykę, bet matai, kai kurie išvyko, kurie sirgo. Supratau. Čia viskas aprašyta. 26 mes pradėjo, 22 baigėm, bet realiai testą laikė 20 žmonių. Realiai testą laikė, iš jų 19 išlaikė. Vienas žmogus buvo, aš manau, kad atsitiktinis, ta prasme, kartais lankė. Jis nebuvo pastovus lankytojas, bet iš esmės, kas laikė tas, kiekvienas praktinį kursą testą išlaikė. Ir realiai tai nėra blogas rezultatas. Kada mes darėm daug įvairių bhakti kursų, kad iš 30, iš 26 liko 20, tai visai neblogai. Tai visai neblogai. Ir aš tikiu, kad jūs gavot kažkokį tai praktinį iš to naudą. Porą žodžių noriu pasakyti apie testus. Aš nežinau, ar jūs prisimenat testus, ką jūs rašėt, ar neprisimenat. Porą žodžių. Prabėgsiu visus klausimus. Labai tai užims 3 minutės, 5 minutės. Bet pusė klausimų buvo jūsų asmeninė nuomonė ir aš ten visus stačiau pliusus, todėl kad čia klausimas buvo toks ir jūs turėjote pasakyti savo asmeninę nuomonę, todėl ačiū labai už jūsų nuoširdumą. Bet buvo pusė klausimų, kur jūs tiksliai turėjote atsakyti. Ir kodėl aš visada pabrėždavau tai, kad jeigu mes, ir šį kartą noriu pabrėžti, jeigu jūs norėsit pratęsti kursą, tiesiog pasiryškit pabaigti iki galo, lankyti. Todėl, kad labai matėsi žmonės, kurie praleisdavo, matėsi ant atsakymų, kad tiesiog paskui buvo savo supratimas. Reiškia. Todėl labai svarbu, reiškia, iki galo, nuo pačio pradžio iki galo praeiti. Pirmas klausimas buvo šventas viešpaties vardas. Kas yra šventas viešpats vardas? Tai yra pats viešpats. Tai jau praktiškai visi atsakė labai teisingai. Kokį jūsų santykį su šventu viešpaties vardu? Šitą klausimą, kaip aš supratau, niekas nesuprato. Reiškia, aš visiems pastačiau pliusą, todėl kad bhaktai jūs bandėt atsakinėti sąžiningų būdų, reiškia, bet atsakymas turėjo būti paprastas. Kaip ir jūs netgi, kaip ir su viešpačiu. Viešpats, todėl kad šventas vardas nesiskiria nuo viešpatės. Su viešpačiu atžvilgiu mes visada esame tarnai. Su šventu vardą tai tas pats. Aš esu tarnas. Visi pradėjom, aš neturiu jokių santykių, aš neturiu. Netgi įdomiausia, svarbiausia tas dalykas, netgi kada gyva būtybė visiškai pamiršta savo santykių su viešpačiu, ryšys niekur nedingsta. Jinai visada viešpatis tarnaitė išlieka, gyva būtybė. Todėl tas pats buvo su šventu viešpatis vardu. Nesvarbu. Labai nuoširdžių daug atsakymų šio klausimu buvo.
Kokį priemonį jūs asmeniškai naudojate, kad pagerinti savo kartojimą? Čia buvo asmenis klausimas, visi, reiškia, gavo pliusikus, todėl kad visi asmeniškai pasako, kaip jie bando pagerinti savo maldą, savo kartojimą. Paskui bendravimas su viešpaties atsidavusiais. Kokie yra 3 viešpaties atsidavusius lygiai? Pusė baktų, pusė iš jūsų atsakė teisingai, Madhyama Kanishta, Madhyama Uttama, pradedantysis, baktas, kuris pažengia daug, ir baktas labai pažengus. Ir pusė atsakė, reiškia, kad trupučiuk iš kitos perspektyvos, jaunesnėje, reiškia tie, kurie ilgiau praktikuoja, bet ne tą turėjau minėjau, čia kalbama ir paskui, kada sekantis klausimas, kokie kiekvieno lygio požymiai, čia reikėjo tiesiog labai trumpai. Yra 3 pagrindinis požymis, kaip jūs galit savo dvasinį lygį nustatyti pagal jūsų tikėjimą, ant kiek stiprus jūsų tikėjimas, jūsų prisirišimas prie švento viešpaties vardo ir ant kiek jūsų gilus supratimas šventraščių. Pagal šitos 3 pagrindinis kriterijus reikėjo nustatyti lygį. Ir automatiškai sekantis klausimas, kaip jūs manote, yra jūsų lygis ir kodėl. Visi labai nuolankiai atsakė, kad pats žemiausias lygis. Tai ta prasme, čia buvo asmenis klausimas, jūs galėtumėte atsakyti, kaip jūs norėjot. Paskui, ką reiškia bendrauti su vaišnavais? Dauguma atsidavusių atsakė įvairius ten variantai, bet pagrindinis atsakymas bendrauti, tai reiškia pirmiausia, pats svarbiausias bendravimas, tai klausyti iš vaišnavus ir su jais atlikti atsidavimą tarnystę. Bet buvo įvairių variantų. Paskui šventraščių studijavimas. Kas yra šventraštis? Iš tikrųjų, irgi maždaug atsakė teisingai, kad tai pačiuose Vedose pasakyta, kad Vedos yra viešpatis kvėpavimas. Tai yra praktiškas pats viešpats, jis nesiskiria nuo viešpatės. Ten buvo labai gražus atsakymas, tai viešpatė literatūrinė inkarnacija, viešpatės literatūrinis pavydalas. Taip, šventraščiai nieko nesiskiria nuo paties viešpatės, todėl kad tai jo žodžiai. Kuo skiriasi šventraščiai nuo viešpatės jo? Čia praktiškai nieko nesiskiria. Ką reiškia studijuoti šventraščius? Tai reiškia, kad jūs turit klausyti, jūs turit labai pagarbiai skaityti, jūs turit pritaikyti praktiškai. Tai reiškia studijuoti šventraščius. Koks yra ryšys tarp teorinių ir studijavimo ir praktikos? Turi būti ir tas, ir teorija turi būti ir praktika. Šrila Prabhupada sakė, kad religija be filosofijos yra sentimentai, o filosofija be religijos yra sausos spekulacijos. Turi būti ir praktika, ir teorija, turi būti ir tas. Ypač pačioj pradžioj, kada mes nežinom Dievo didybę ir mes negalim netgi kalbėti, kas yra meilė Dievui, todėl kad mes iš pradžių turim suvokti Dievo didybę, o visą tai aprašoma šventraščiuose. Kas yra Dievas, kaip jis atrodo, kokios jo savybės, kokie jo žygdarbiai, visą tai duoda supratimo Dievo. Ir labai svarbu ir teorinis žinios, ir praktinis. Ką reiškia realizuotas žinojimas? Taip, realizuotas žinojimas tai yra žinojimas, kuris irgi buvo visokių atsakymų, bet pagrindė teisingo. Realizuotas žinojimas yra žinojimas, kuris duoda realų patyrimą arba skonį. Ir jeigu jūs skonį turit, niekas kitas negali išmušti jūs jau. Gali sakyti jums bet ką. Bet jeigu jūs turit realų patyrimą, realų skonį, jokie kiti argumentai neveiks jūs. Tai, ir realizuotas žinojimas, tai toks žinojimas, jeigu jis negatyvus, tai jūs niekada nedarysite, o jeigu jis pozityvus, jis visada atneš jums laimę. Negatyvus jis, jeigu apsideginat, jūs niekada nedarysite. Tai yra praktiškai patirtas realiai žinojimas. Ar jūs turite realizuotą žinojimą? Čia buvo asmeninis klausimas ir labai įvairių įdomių atsakymų. Ar bhaktai turi realizuotą žinojimą? Kiekvienas turi. Aišku, čia atsidavusiai iš nuolankumo sako, kad neturiu. Mes visi materialų žinojimą turim realizuotą kažkokį. Tai. Kiekvienas turim. Paskui apie dievybę garbinimą. Kodėl svarbu garbinti viešpaties dievybę? Ar nepakankama tiesiog galvoti apie viešpatį ir kartoti šventą viešpaties vardą? Ir
jo dvasiniai mokytojai, praeities dvasiniai mokytojai, iš šiais laikais dvasiniai mokytojai įvedė viešpaties gyvybių garbinimo praktiką, todėl kad pakankama, iš tikrųjų, kartoti šventą vardą pakankama. Dauguma atsakė tik pusį klausimą. Pakankama tik kartoti šventą viešpatį vardą, bet jeigu mes kartuojam ne tyrai, ne su meilė, mums reikalingas garbinimo metodas. Kodėl? Todėl, kad garbinimas susideda iš tokios praktikos, kurie apvalo mūsų ir fizinį, ir mūsų fizinį kūną, ir protą apvalo, ir sielą, viską apvalo. Todėl labai padeda kartuoti šventus viešpaties vardus. Kokios dvi pagrindinės taisyklės gyvybių garbinime? Tik vienas bhaktas atsakė teisingai, pilnai. Reiškia, visi ten vidinį švara, išorinį švara, tai viskas gerai. Bet jo, pirma švara, antras punktualumas. Du dalykai tik tai. Bet ten buvo daug visokių. Kaip savo namus paversti šventą vietą? Dauguma atsakė, bet pagrindinis dalykas yra, kaip paversti savo namą šventą vietą. Jo, labai svarbu padaryti altorių, knygos turėti, bet svarbiausia, viešpats Krišna sako, Naham tištani vaikunheju, vinahrida Ješuva. Jūs nerasit mane nei dvasiniam pasaulyje, nei jogų širdise, aš ten, kur mano bhaktai pastovi šlovina mane. Ir kada jūs kviečiate savo namus žmonės, kurie šlovina viešpatį, ten automatiškai šventą vietą pasidaro. Kaip jums sekasi tai padaryti savo namuose? Ir bhaktai čia asmenis klausimas, bhaktai atsakinėja įvairiai, kaip sekasi ar kaip nesekasi. Ir paskui regulos ir taisyklės. Vėdose egzistuoja daugybė taisyklių reguliuojančių žmogaus gyvenimą, kam jos reikalingos, ar nepakankama tiesiog mylėti Dievą. Ir jo, čia pagrindinė atsakymas buvo, kad tikiuosi dar prisimenat posmą. Smartavė sata tam višnu, vismartavė nadžiačių dučit. Visų regulų taisyklių tikslas visada prisiminti Krišną ir niekada nepamiršti. Ir iš tikrųjų, kol žmogus nėra apsivalęs, tai apie tiesiog mylėti Dievą neeina kalba. Jis net nežino, kas tai yra. Reikia apvalyti savo egzistenciją, tada žmogus gali suprasti, kas yra mylėti Dievą. Kas yra vidinė švara? Visi atsakė, tai yra proto švara, tai yra motyvų švara, tai yra sąmonė švara. Kas yra išorinė švara? Irgi visi atsakė. Kas yra meilė Dievui? O čia buvo interpretacijų ir visų, todėl aš supratau, kad trūksta grinai teorinį žinojimą, kad teorinį bhakta program dalį reikia būtinai praeiti, todėl kad čia buvo savo asmeninių spekulacijų atsakymas. Dauguma žmonių atsakė, kad mylėti Dievą reiškia mylėti visus kitus gyvus būtybės. Neteisinga. Šrila Prabhupada sako, jūs negalit mylėti visus kitus gyvus būtybės, kol jūs nepamilsite aukščiausią Dievo asmenį. Mylėti kitus gyvus būtybės tai yra šalutinis meilė viešpačiui dalykas. Jūs automatiškai mylėsit absoliučiai visus, ne tik visus gyvus būtybės, bet visus viešpaties energijos, netgi negyvą materiją mylėsit, viską mylėsit. Bet daugumai buvo, kad meilė Dievui tai yra mylėti visus kitus gyvus būtybės. Yra vedinis aforizmas Krišna tušte, džagat tušte. Jeigu viešpats patenkintas, visą visatą patenkinta. Bet jeigu jūs bandysit patenkinti visą visatą, jūs nepatenkinsit tikrai. Viešpats yra šaknis visako. Jeigu jūs laistat šaknį, šakeliai, vaisiai, lapeliai automatiškai patenkinti. Šventos asmenybės jie traukė, pas save traukė ne tik dorybingus sielos, netgi banditus ir niekšus traukė. Todėl, kad savo egzistenciją, savo meilį viešpačiu jie traukė bet kokį gyvą būtybę. Netgi banditai ateidavo ir paklausė, kaip man teisingai gyventi, kaip teisingai apiplėšti. Ir šventą asmenybė, todėl, kad jie žinojo, kad šventą asmenybė duos tokį patarimą, kad tam banditui bus į naudą, jis apsivalys. Ir jis duodavo tam tikrų patarimų, kad todėl, kad žmogui negalima iš karto pasakyti, mes rūkyk. Jis sako, tu rūkai 20 cigarečių per dieną, rūkyk 19, o rytoj 18 ir patrupučiuk. Jeigu tu negali
atsikratyti banditizmo, plėšytų visur, gerai, plėšk pas tos, kurie patys godus arba patys plėšikai, vat pas tos ir plėšk, reiškia. Ir nukreipi, ir po trupučiu gyva būtybė apsivalo. Sekundėlę, aš pabaigsiu. Ir paskutinis buvo testo tema buvo... Aš galiu, aišku, pasakyti tik apibūdinimą. Tai irgi kai kurie bhaktai paminėjo, tai kai meilė viešpačiui, tai yra, kad viešpats yra viso jūsų egzistencijos, jūsų energijos, jūsų laiko, jūsų dėmesio objektas. Ir jūs jam tarnaujat be jokių asmeninių motyvų, tik su noru patenkinti jį. Tai yra meilė jam. Ta prasme, jis visako, jis svarbiausiai gyvenimo tikslas jūsų. Be jokių motyvų. Tarkim, mes norim šito ir stengiamės. Koks atsakas? Atsakas? Vot problema tame, vot irgi mes su Vaidu važiavom šiandien ir jis sako, praktikuojam ir laukim tą atsaką, kada... Bet čia jau yra motyvuota, aš tik tarnausiu tada, kada aš gausiu atsaką. Kodėl mes tarnaujam jau, bet atsako nėra, tipo. Yra atsakas, jeigu nebūtų, kaip minimum viešpats duoda skonį ir aišku, kol mūsų tarnystė jinai motyvuota irgi, jis duoda skonį. Jeigu nebūtų skonį, niekas iš mūsų nesidėtų čia, tai yra faktas. Bet kuo tyresnė mūsų tarnystė, viešpats duoda tokį atsaką, jis duoda tokį vidinį džiaugsmą. Nors mūsų tarnystė ne dėl džiaugsmo, mes neturim tarnauti dėl džiaugsmo, bet todėl, kad mes atliekam tarnystę, viešpats suteikia tokį vidinį džiaugsmą ir tokį pasitenkinimą, kad natūraliai tai stumi daryti vėl ir vėl. Kaip narkomanas žmogus, jis paragavo ir sakoma, kaip meilė viešpačiui irgi kaip sirupas, karštas saldus sirupas. Iš vienos pusės degina, todėl kad labai sudėtinga atsiduoti pilnai, ego neleidžia. Iš kitos pusės toks saldumas, kad norisi pastovi, ir degina, ir norisi. Viena žodžia. O mes apie tai trupučiuk vėliau kalbėsim. Taip. Tai yra, ir buvo esė. Esė buvo pats fantastiškiausias dalykas, todėl kad labai parodo žmogaus vidų, sąmonę. Esė buvo tema, 3 temos ir reikėjo 300 žodžių atskleisti tą temą. Ir tai buvo patys geriausiai man patirtis ir dėl ko aš jums visiems noriu padėkoti. Todėl, kad man tai buvo įkvėpimo šaltinis, aš skaičiau tos esė ir man tai buvo didžiulį džiaugsmas. Todėl, kad aš mačiau, kokį sąmonį pasidavusi. Tai fantastinis esė. Jūs galėsit, aš padėsiu, paskui jūs galėsit čia tarpusavį išdalinti. Aišku, dauguma iš jūsų šiandien nėra. Iš tų 20 žmonių, kas rašė, kas nerašė, bet aš sakiau, tik praktiškai visi išlaikė, todėl jeigu jūs turėsit entuziazmą į norą toliau eiti teorinį dalį, mes galim dabar apie tai pakalbėti. Teorinį dalį bus susideda iš, kaip aš pasakiau, iš 40 temų. Ir kiekviena formatas bus toks, jeigu jūs ne prieš ir pas jūs nuomonė nepasikeitė, formatas mūsų užsiėmimo bus toks pat, 2 paskaitos per vakarą, 45 minutės, 10 minučių pertrauka ir 45, jeigu jūs neturit nieko prieš, mes galim tokiu būdu ir pratesti, ketvirtadienis vietoje antradienį, 40 temų, bet aš manau, kad kai kurių temų mes galim ir praeiti greičiau, tai grubiai maksimum 20 vakarų, bet gali būti ir greičiau. Ir čia įeina teorinis žinios grinai, aš šiandien trupučiuk norėjau papasakoti, kas yra teorinis žinius eina, čia bus filosofinis, kas yra viešpats, aplamai, kokie keliai veda pas viešpatį, viešpatės avataras, viešpats ir jo buveinė, viešpatės energijos, paskui apie laiką,
apie kūrimą, apie 3 materialios gamtos gūnus, apie karmos dėsnius, apie sielą, kas yra siela, sielos konstitucinį padėtį, laisvą valią, reiškia, kokios sielos paskirtis ir, kaip karmos dėsnis siela veikia, reinkarnacija, paskui porą praktinių dalykų, kurie mes nepraėjom, bus apie 4 reguliuojančius principus, mes nekalbėjom, bet bus sutrumpintas tema, kodėl reikia laikytis šitus civilizuotų gyvenimo principus. Paskui, čia praktinis dalis, paskui 9 atsidavimo tarnystės procesai, 6 atsidavimo požymiai, šventųjų gyvenimas. Apie šventos asmenybės mes tiesiog kalbėsim, labai nuostabios biografijos, istorijos, kodėl žmogus tampa šventas aplamai. Visas šventumas išeina iš aukščiausio Dievo asmenio. Ir kokiai tradicijai mes priklausom, mes kalbėsim apie kokiai tradicijai mes priklausom, apie istoriją, Sankirtana judėjimas, Bhakti jogos istorija, Kali Juga ypač, Šilos Prabhupados gyvenimą, Iskono šitą judėjimą įkūrimas, tikslai, struktūra, pamokslavimas, kultūra ir Viešpaties Čitanis Mahaprabhu judėjimą. Čia viskas eis į teorinį kursą. Ir kaip visada prašymas tada turėti tušinukus ir konspektuoti, uždavinėti klausimus. Ir todėl, kad praktiškai dauguma iš jūsų atsakė, kad teorinės žinios bei praktikos beprasmiški. Ir aš žinau, kad dauguma iš jūsų askezį vesti, dienoraščius tokius, bet tai yra praktinis dalykas, kuris padeda mums pagilinti mūsų atsidavimą tarnystę. Todėl, jeigu jūs ne prieš kas norės pasilikti šitam kursui, toliau savo dvasinį gyvenimą žymėti, kada jūs keliatės, kada kiek kartų atšventų Viešpaties vardus, skaitot knygą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai irgi labai labai svarbus dalykas. Paskui taip pat formatas bus labai labai toks standartinis. Paskutiniu metu mes dažnai girdim, kad mes turim kažką tai keisti, kad taip, ne taip, ar tas ne taip. Ir tai reikia įvesti, tai reikia patraukti, kad būtų geriau gyventi be vieno reguliuojančio principo, su 3 reguliuojančiams principus. Bet aš asmeniškai įsitikinęs, kad Šrila Prabhupada davė mums absoliučiai viską. Ir teoriškai, visas teorinės žinios ir praktinės žinios. Šrila Prabhupada davė absoliučiai viską. Todėl Prabhupada sakė, kelias yra paprastas. Paprastas, bet tuo pačiu metu nelengvas. Ir aišku, ne viską iš karto gaunasi ir kartais mums nusvyra rankos, bet tai nereiškia, kad žinojimas blogas arba praktika bloga arba dvasinį mokytojų blogi, reiškia kažką tai aš ne taip darau. Tai yra patvirtinta tikrai, kad praktika jinai nėra lengva, jinai paprasta, bet jinai nėra lengva. Tai irgi faktas yra, kiekvienas iš jūsų žino. Šrila Prabhupada sako, aš niekur nesakiau, kad bus lengvai. Bet Prabhupada sako, nors bhakti joga nėra lengva, materialus gyvenimas tiesiog neįmanomas. Labai sudėtingas. Gyventi be Viešpaties, be dvasinės praktikos tiesiog sudėtingas ir beprasmiškas gyvenimas. Nėra lengvai, bet tai nereiškia, kad jeigu mums kažką tai nesigauna, tai problema šventraščiuose arba praktikoje. Tai tiesiog mes negalim kažką tai pritaikyti tinkamai. Todėl mūsų bhakti programa bus tradiciniam stiliui. Ir pabaigoje noriu iš Bhagavad Gitos pašlovinti transcendentinį žinojimą. Krišna šlovina Bhagavad Gitoje transcendentinį žinojimą. Žinojimas, pats jau žinojimas, netgi teorinis žinojimas, sudegina karmą, žmogaus karmą. Ir sudegina, panaikina patį neišmanimą, kuris yra visų
problemų priežastis. Žmogus, kuris turi žinojimą, jis niekada nepasiduoda iliuzijai. Ir transcendentinis žinojimas apie viešpatį, jis perkelė gyvą būtybę, reiškia, iš materialaus pasaulio vandenyną į dvasinį buveinę. Ir ne tik sunaikina nuodėmes, bet ir pasadino atsidavimą viešpačiui sėklą. Ir pats transcendentinis žinojimas tai yra ir sėklas, ir vaisius, sunokis vaisius. Todėl linkiu labai pasiryžti ir pabaigti šitą kursą. Dabar mes padarysim nedidelį pertrauką ir tada aš papasakosiu apie Kartiko Vratos svarbą ir esmę. Ir paskui mes padainuosim, nors mes neturim jaučių jo lapų. Jūs dar nedainavot. Damadaraštukas. Aš pamiršau, aš padėjau ir pamiršau atvežti. Hare Krishna, ačiū. Pailsėkit, pabendraukit. Čia jūsų testai norėsiu atiduoti.